pabaigą ir Arminas Vaskela patyrė traumą po Tomo Birčkio pražangos ir į kovą žengė 88 numeris Marius Šauplinskas, o čia įvartis po Vaidoto Šilėno pakelto kampinio muša Tomas Radzinevičius. Ir tai yra pirmasis įvartis šiuose rungtynėse, standartinė situacija išnaudota, nepaisant to, kad praėjusiais metais būtent Pakruojo komanda buvo standartinių situacijų specialistė ir meistrė. Ričardas Beniušis dažnai pasižymėdavo arba atlikdavo puikius perdavimus, o vienas standartinės situacijos specialistų būdavo ir Nerijus Mačiulis. Jo šiame sezone jau nebėra, taigi Tomas Radzinevičius po Vaidoto Šilėno pakelto kampinio muša ir tai įvyksta tikrai gana komanda. Ir dar kartą Vaidotas Šilėnas. Ir vėl nuo to paties krašto Šilėnas pasirengęs ir matysime, kaip viskas susiklostys dabar. Į baudos aikštelę smūgis ir dar vienas įvartis ir vėl Vaidotas Šilėnas ir vėl Tomas Radzinevičius ir rezultatas tampa 0-2. Štai taip, viskas galima sakyti kaip ir anksčiau, viskas identiška, savotiškas dežavu ir Tomas Radzinevičius muša antrąjį įvartį ir štai toks didžiulis, tiesiog milžiniškas smūgis Krujos komandai dar antrojo kėlinio pradžioje. Ir Vaidoto Šilėno bei Tomo Radzinevičiaus duetas žudo Krujos komandą. Dabar pakruojiečiams reikės kažkokių stebuklų arba galima sakyti kažkokio, tiesiog žaidimo pasikeitimo. Bet pakruojiečiams bus sunku. Šiandien gali nepabūgo tokių oro sąlygų Klaipėdos Atlanto gerbėjai. Bagočius. Į baudos aikštelę, Birčkis, smūgis ir 2-1 Tomas Birčkis. Atkuria galbūt intrigą po perdavimo iš krašto. Aivaras Bagočius atrodo rezultatyvaus perdavimo autorius. Taigi dabar jau turėtų būti gerokai įdomiau, likus apie pusę dar antrojo kėlinio. Ir Tomas Radzinevičius. 2 įvarčiai, Tomas Birčkis, kol kas tikslus smūgis. Taigi šiandien įvarčius muša Panevėžyje tie žmonės, kurių vardai yra Tomai. Ir netrukus Sūduva pradės dar vieną ataką. Živkovičius dabar jau suranda laisvą komandos draugą Tomą Radzinevičių ir labai gražiai sužaidžia jie. Čia pražanga ir 11 metrų baudinys, atrodo, kad taip, vienas laiko tikrai jau nebedaug lieka, netrukus prasidės ir tas pridėtas laikas, taigi turėtų būti jau ir Sūduvos pergalė. Na, žinoma, neperšokęs griovė nesakyk ko, bet šis įvartis būtų rimta paspirtis pergalė. Taip ir yra, džiaugiasi Sūduvos